Labas vakaras Respublikos televizijos žiūrovai. Mes tęsiame aktualių temų ciklą mūsų televizijoje ir šiandien norim pakalbėti apie daug triukšmo sukėlusi narkotikų dekriminalizavimo įstatymą. Kaip visi žinome, politinis cirkas pavadinimu Laisvės partija į Seimo daugumą papuolė su savo prioritetiniais klausimais, tarp kurių buvo Stambulo konvencija, partnerystės įstatymas ir būtent tai, apie ką mes šiandien norime pakalbėti, narkotikų dekriminalizavimo įstatymas. Svečiuose pas mus jums jau pažįstamas advokatas Mažvydas. Sveiki. Ir ekspertė, kanapių ekspertė Natalija. Sveiki. Tai mano pirmas klausimas būtų toks. Ar jūs manot, Natalija, kad Laisvės partija buvo teisingas ambasadorius siekiant dekriminalizuoti, tarkim, kanapės, kurias jūs išmanot geriausiai? Dėl kanapių dekriminalizavimo aš aišku tikrai neprieštaraučiau, tik tai mano nuomonė didžiausia klaida buvo sumalti viską į vieną krūvą, liaudiškai tariant, ir kanapę susijęti su kitais tikrais narkotikais, nes kanapė nėra narkotikas, tai yra gydantis augalas, tai pagrindžia begalę mokslinių tyrimų ir reikėjo, manau, ypač Lietuvoje, pradėti tik nuo kanapės dekriminalizavimo ir kalbėti apie tai. O projektas visų narkotikų dekriminalizavimas, tai, man atrodo, buvo gana akivaizdu, kad nepasiseks. Tai aš tada norėčiau užduoti klausimą Mažvydai jums. 2022 m. gruodžio mėnesį antraštė iš TV3 portalo sako, kad Seimas sunkiai, bet žengė žingsnį link narkotikų dekriminalizavimo. Tai jūs įsivaizduojat, tokia formuluotė, ką jinai sako eiliniam gyventojui, kad norima dekriminalizuoti visus egzistuojančius rinkoje narkotikus, iš kurių kanapės nėra išskirtos. Visų pirma, man antraštės tai yra pats, sakykime, toksai labiausiai klaidinantis dalykas yra, nes pas mus antraštės ir iš tikrųjų pats turinys kartais labai skiriasi kardinaliai. Ir aišku, kad tokią antraštę pamačius, sakykime, ypač senesniam žmogui, tai jisai galvoja, kur čia rytasi, reiškia, Lietuva. Bet šiaip aš manau, kad aš neskaičiau šito straipsnio, bet aš manau, įsigilinus į jį ten būtų galbūt šnekama šiek tiek apie kitką, ne apie narkotikų kaip tokių dekriminalizavimą, bet kažkokios galbūt rūšies narkotikų. Tai tas ir yra, kad pas mus viskas sudedama į vieną krepšį ir bandoma kažką tai išspręsti. Tai bet įstatymas tai būtent taip ir skamba. Narkotikų dekriminalizavimo įstatymas. Ir čia turbūt mes turim labai aiškiai atskirti du dalykus. Legalizavimą ir dekriminalizavimą. Jūs paaiškinkit žmonėms, kur yra esminiai skirtumai tarp šitų dviejų savokų teisinių požiūrių. Na tai labai paprastai dekriminalizavimas tai yra baudžiamosios atsakomybės mažinimas už tam tikras veikas susijusias su narkotikų disponavimu. Tai jeigu mes mažinam, sakykime taip, veikų apimtį, nes dabar tu gali būti patrauktas baudžiamojo atsakomybėn už tai, kad tu tiesiog gatvėje parūkei ir jau dėl to tu esi, sakykime taip, atsakomybė traukiamas, reiškia, visa tvarka, tai reiškia, pradedamas ikiteisminis tyrimas, tada tu ten 6 mėnesius, reiškia, apklausas vaikštai ir visa kita, ir galiausiai tau pateikiami įtarimai pagal baudžiamo kodekso 259 straipsnį ir tau gresia atitinkama, sakykime, bausmė. Ir jeigu tau pavyksta, viskas baigėsi baudžiamojo įsakymu ir tada, sakykime, tau pasisekė, kad taip viskas baigėsi. Tai jeigu sakykime, už tokias veikas, kad tu vien parūkei, gali būti tokia atsakomybė, tai aš manau, kad tai galbūt nėra subalansuota, sakykime, situacija dėl būtent šito klausimo. Nes tai neina kalba apie legalizavimą. Tai visiškai neina apie legalizavimą. Legalizavimas, tai galim sakyti, ar rekreaciniais tikslais, ar ten kažkokiais kitais gydymo tikslais. Tai irgi reikia šitas savokas atskirti.
Tai legalizavimas, vėlgi legalizavimas, tai vadinasi, narkotikas tampa legalus, bet koks narkotikas, lengvesnis ar sunkusis. Mesgi nešnekam dabar, kad viską karfentanilį dedam į vieną bliūdą ir, reiškia, ta prasme, ir šnekam apie narkotikus. Yra du skirtingi, čia, sakykim, taip kaip vaistas su saldainiu, žodžiu, maždaug taip maišyti į vieną. O Natalija, jums kaip atrodo, kodėl būtent šitai buvo padaryta, ką jūs paminėjot, kad viskas sumesta į vieną krūvą, sudėtos kanapės, kur turbūt niekam nepaslaptis, kad tai buvo nuo seno gydomoji priemonė, gydanti, naudojama liaudies medicinoje. Kodėl būtent atsitiko taip, nes mes dabar žinom, advokatas kalbėjo apie baudžiamojo kodekso taikymą, visai nesenai prieš kelias savaitės yra žmogus, kuris pirmos instancijos teisme gavo realią laisvės atėmimo bausmę už tai. Taip, kodėl taip atsitiko? Visiškas absurdas. Tai tas projektas, tai jisai Support Don't Punish vadinasi, tai yra visų narkotikų dekriminalizavimo projektas, kuris anot jo iniciatorių, jo tikslas yra vietoje to, kad bausti ir drausti, tiesiog padėti žmonėms pasveikti, suprasti juos ir tiesiog per kitą prizmę eiti. Bet mano nuomonė, tai šitas projektas yra tikrai ne Lietuvai, ne nuo tokio ekstremalaus judesio reikėtų pradėti. Tai jeigu mes kalbam apie augalą, gydomąjį augalą, ir yra begalė mokslinių tyrimų patvirtinančių šito augalo gydomąją galią, tai čia jau jisai yra medicinoje naudojamas begalėje šalių, jau nekalbant apie Ameriką, Kanadą, Vokietiją, Lenkiją, čia pat Čekiją už sienos. Tai Lietuvos pagonybėje šitas augalas buvo naudojamas medicinoje, buvo gydomi žmonės įvairių žolelių receptais ir kanapė ten labai daug dalyvavo. Šitas augalas yra apdainuotas lietuvių liaudies dainose ir sutartinėse. Ir tada šitą augalą sieti su tikrais cheminiais piktais narkotikais yra klaida. Aš nežinau, tas projektas kaip ir turi logiką, bet kartu jis buvo, mano nuomonė, ir absurdiškas. Ar galima manyti, kad už viso šito kanapių įkelimo būtent į narkotikų dekriminalizavimo projektą galimai galėtų stovėti farmacinės kompanijos? Ko gero taip? O kalbant apie tą atvejį, kada žmogus buvo nubaustas realia laisvės atėmimo bausme, čia kol kas yra pirmos instancijos teismas, aišku, ar adekvati yra bausmė, nes mes visada kalbam, kad bausmė turi būti adekvati nusikaltimo lygiui, teisingumas triumfuoja tik tai tada, kada žmogus žino, už ką jis nubaustas, kodėl būtent tokia laisvės, kodėl būtent tokia bausmė. Ar šiuo atveju galima kalbėti apie bausmės adekvatumą? Verslininkas, jaunas kanapių verslo atstovas, 20-metis, turėjo savo, kiek žinau, tiek fizinę, tiek internetinę parduotuvę, nesu dėl šito tikra, internetinę tai tikrai. Ir jis prekiavo CBD produktais, tame tarpe CBD žiedais. Tai nėra kalba apie marihuaną, tai yra kalba dabar jau ne apie rekreacinę marihuaną ir ne apie medicinę marihuaną, apie CBD žiedus. Skirtingi dalykai, labai skirtingas psichoaktyvaus elemento procentas, koncentracija. Atsiprašau, gal jūs galėtumėt paaiškinti žiūrovams, kas tai yra CBD? Gerai. Yra pluoštinė kanapė ir yra marihuana. Pluoštinėje kanapėje psichoaktyvaus elemento THC kiekis yra labai mažas. CBD kanabinoidų, gydomųjų kanabinoidų yra labai daug. Marihuanoje priešingai. Psichoaktyvaus elemento THC procentas, koncentracija labai aukšta, gydomųjų CBD, CBG, CBN, CBC labai mažai. Tai yra dvi pagrindinės kanapių rūšis ir jau jos skirstosi į begalę porūšių ir tai yra labai platus ir labai įdomus mokslas. Tai ten buvo CBD kanapė, ne THC, ne marihuana, o CBD, tai yra pluoštinė kanapė ir jos rūšis. Ir ta rūšis viršijo 0,3, ar tai buvo 0,3 THC procentas, kai, tarkim, Lietuvoje neturi viršyti, turi būti iki 0,2. Net nesu tikra, nes institucijos pačios yra pasimetusios, čia yra dar įdomesnė tema, čia galima gilintis. Bet esmė tame, kad tai buvo 0,3 THC,
kas yra visiškai nepsichoaktyvu. Tai žmogui motorika iš principo jokio poveikio neturi, tai galbūt jautresniam žmogui gali šiek tiek apraminti nervų sistemą, atpalaiduoti ir numalšinti stresą, gerinti miegą, bet tai tikrai nepadarys žmogaus girtu ar neadekvačiu nei iš tolo. Tai toks procentas yra iš principo legalus visoje Europoje ir niekas į jį nekreipia dėmesio. Lietuvoje dabar 20 metais gauna 2 metus už tai. Tai yra realios laisvės atėmimo bausmės pirmos instancijos teisme. Taip. Tai va tokia yra situacija, va kaip teisiškai atrodo toks dalykas? Aš tai nelabai iš tikrųjų suprantu, mes vedėm nemažai bylų susijusių su narkotikų disponavimu ir po šiai dienai turim teismuose bylų įvairių. Ir šnekant apie konkrečiai CBD koncentratą, tai mes turime vėlgi žiūrėti, ar vis dėlto tas THC kiekis atitinka šiai dienai normatyvus, kuomet laikoma, sakykime, narkotinė medžiaga, o kas laikoma dar nenarkotinė. Tai dėl 0,4, kaip jūs sakot, mes čia dabar nueisim į tą matematiką, tai mes būtent 2012 metais ir turėjom vieną bylą, kur už pramoninės kanapės vieną ūkininką bandė pasodinti į kalėjimą, ten norėjo duoti 8 metus. Ir tuo metu mes atstovavom tą ūkininką ir įrodėm teisme, prašėm, kad teismas kreiptųsi į Europos teisingumo teismą ir tenai buvo išaiškinta, kad rastose kanapėse buvo iki 0,2, nes ten yra pramoninės kanapės, ar 0,2 procentai, reiškia, THC buvo rasta. Ir buvo išaiškinta, kad tai nenarkotinė kanapė ir, žodžiu, ir įpareigojo Lietuvą laikytis ES reglamentų, kur jau yra šitas klausimas įspręstas. O pas mus dar jisai buvo neįspręstas ir nežinomas, tai vat, sakykime, dabar jau kaip ir tos normos yra. Tai čia dėl šito dalyko. Aš manau, kad iš viso, kalbant apie įkalinimą žmogaus, tai čia turi būti, visą laiką yra baudžiamoji atsakomybė traukiamas asmuo, tai čia yra ultima ratio principas, čia yra kraštutinių jau momentų, turi jau jį įkalinti. Už tokią veiką, aš nelabai suprantu, kaip gali būti įkalintas asmuo. Reikia žiūrėti į bylos medžiagą, ar čia daug visokių faktorių gali būti. Ten jau ankstesnis teistumas, ten labai kažkokia bylos strategija prastai parengta ar dar kažkas, tai gal tiesiog aplinkybės ne jo naudai buvo, ten teisėjas buvo piktas ir neišsimiegojęs, ten dar kažkas. Tai daug visokių aplinkybių gali būti. Mes galim tada teigti, kad mūsų valstybei teisingumas gali priklausyti nuo teisėjo nuotaikos? Jo, tai labai dažnas atvejis, dėja. Įdomu, todėl kad pastaruoju metu mes vėl girdim nemažai rezonansinių visokių bylų ir teisėjas, pavyzdžiui, skiria už perėjos uždažymą, grąžinant ją į kelių eismo taisyklėse numatytą kelio žymėjimą 4000 eurų baudą, ar ne? O atėjus vienam tokiam, nežinau kaip tą žmogų pavadinti, turbūt neadekvatus ar dar kažkaip į Seimą ir visiems siūlius oralinius santykius, ten tiem, kas jam nepatinka, 25 eurai bauda. Tai kaip su ta teisės logika tada? Jeigu šnekant dėl antrojo atveju, tai tuo atveju iš tikrųjų dabar žmogus tas užsidirbo jau baudžiamą atsakomybę už... Bet čia kita tema yra. Taip, bet aš manau, kad jau irgi tam tikras taurės, žodžiu, jau kažkur perpildyta yra, todėl manau, kad pakankamai logiška viskas. Gerai, grįžtam prie kanapių. Tai Natalija, aš tada noriu paklausti, o kodėl, pavyzdžiui, nėra žmonėms normaliai paaiškinama, kad kanapė tai yra medicininis preparatas, medicininė priemonė? Mes jau kalbėjom, kad už to galbūt stovi ten farmacinės kompanijos, dar kažkas, bet juk yra daugybė būdų, kaip žmonėm tą pasakyti. Nes aš manau, kad daug žmonių nežino šito. Kas iš to stovi, tai aišku, mes čia spėliojam ir kiekvienas turi teisę galvoti ir interpretuoti, ką jisai nori. Bet kodėl mes negalim pasakoti, tai yra labai paprastas dalykas. Lietuvoje yra
vartotojų teisų tarnybos išleistas reglamentas, kad negalima skleisti kanapių gydomąją naudą, nesvarbu, kad jinai yra moksliškai patvirtinta, ypač šito negali skleisti kanapių verslo atstovai ir gydytojai, rizikuodami prarasti licenciją. Ir tai yra iš tikrųjų tik Lietuvoje ir tik su kanapiam. Šitas reglamentas galioja, kas įdomiausia. Niekur kitur Europai ir su jokiais kitais augalais, nes, tarkim, kas liečia kitus augalus, nebūtinai su savo produktu tu turi daryti konkretų tyrimą, kad skleisti, kad šitas augalas, žolelė daro tam tikrą poveikį žmogui. Galima remtis kitais moksliniais tyrimais jau atliktais ir asocijuoti su savo produktu. Su kanapė to daryti negalima. Išimtinis augalas. O žiūrėkit, mes dabar visai nesenai skaitėm žiniasklaidoj, kad Vokietijoje parlamentas vokiečių Bundestagas apsisprendė, kad tai yra legalu ar ne naudoti kanapės. Tai čia irgi labai įdomi tema. Tai dabar visi kalba, kad kanapė rekreacinė kanapė Vokietijoje, nuspręsta ją legalizuoti. Ir visi apie tai labai daug kalba. Bet kai Vokietijoje senokai legalizuoti medicininę kanapę, kuri turi 20% THC plus minus, ne 0,3. Taip pat medicininė kanapė jau yra legali Lenkijoje, Čekijoje, čia pat už sienos. Niekas apie tai nekalba kažkodėl Lietuvoje. Visi tyli. Taigi sakėt, reglamentai draudžia apie tai kalbėti. Nu, bet tai bent jau, kad... Ne tik apie gydomąsias savybės, bet ir apie tai, kad pas kaimynus yra kitaip. Taip, todėl, kad gydytojai, psichiatrai, psichologai išrašo žmonėms kanapę nuo nemigos, nuo depresijos, nuo skausmo vietoj cheminių medikamentų, o Lietuvoje ne iš tolo, čia už 0,3 sodina, apie kokią rekreacinę mes galim kalbėti, jeigu pas mus nepripažįstama, niekas nenori viešinti, kad medicinoje jinai yra naudojama gydymo ir tai yra moksliškai pagrįsta. Masė mokslinių tyrimų tai rodo. Tai Mažvydai, tada būtų klausimas pačiam. Mes pastoviai per jėgą ir prievartą esame stumiami link to, kad turi galioti Lietuvoje ES teisė, kurios viršenybė virs mūsų nacionalinių įstatymų jau senai yra mums išaiškinta, ar ne? Tai kodėl tada šiuo atveju jūsų nuomonė nėra to pačio daroma, nes mes girdim, Natalija pasakojo, praktiškai visos Europos valstybėse yra tai padaryta, išskyrus pas mus. Na, aš čia matau daugelį priežasčių. Aš manau, kad pas mus valstybėje iš tikrųjų labai daug kas daroma, pirmą statoma arklį, reiškia, už vežimo ir viskas iš kitos pusės ir visa kita. Aš tiesiog, kad visiems būtų ir žiūrovom, aišku, ir visa kita, dėl pačio legalizavimo ar ten kriminalizavimo, tai mano asmeninė nuomonė, kad vis dėlto mes turėtumėm valstybinių lygių išsispręsti klausimus, ar iš viso mes einame šituo tokio visiško absurdiško kriminalizavimo keliu, kur kas ketvirtas statistiškai žmogus yra vartojęs kanapės, o už vien už vartojimą mes jau, reiškia, galim sodinti žmogų, sakykime, tai praktiškai kalėjimą. Ar mums tinka šita politika, ar mes vis dėlto sprendžiam eiti dekriminalizavimo keliu ir tada žiūrim, kam galima daryti ir ką galima su kanapėm daryti ir visą kitą. Mano nuomonė, iki 25 metų jaunam žmogui nereikėtų vartoti, nereikėtų leisti vartoti, nežinau ar iki 25 ar 23 metų, bet aš manau, kad ir tyrimai tą sako, kad vis dėlto jaunesniam amžiui vartojant kanapės keičiasi jų vystymosi tam tikri, sakykime, ir lygis ir visa kita, bet nuo tam tikros, jau kaip žmogus jau visiškai pilnai subrendęs, tada aišku jau čia yra klausimas, ar geriau palikti tokią alkoholio visą vartojimo kultūrą, kuri yra pas mus dabar, ar vis dėlto eiti į sakykime, kažkokią kitą pusę, nes aišku, kad tai yra, sakykime, tos alkoholio industrijos įtaka, kad vis dėlto, reiškia, kanapė svaigintųsi jų produktų. Tai, kad narkotikus, sakykime, taip vienokius, kitokius visi vartoja, tai čia faktas, ar čia yra cukrus, pradėkim, ar čia yra, reiškia, ten, nežinau, persivalgymas, reiškia, viršsvoris,
viršsvoris ar dar kažkas. Na, čia yra labai plačios temos, mes turime jas išdiskutuoti, duoti žmonėms patiems nuspręsti, o ne kažkas ateina ir pasako, žiūrėk, tu ten sėsi dabar 2 metams už tai, kad tu parūkėjai ten. Absurdas. O tai ar jūs sutiktumėt, kad tai turėtų būti amžiaus cenzas? Nes jūs sakėte, yra daugybė mokslinių tyrimų apie kanapių teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, apie gydomąsias savybės. Ar vis dėlto turėtų būti įvestas amžiaus cenzas šitam? Tai vėlgi, apie ką mes kalbam, ar mes kalbam apie medicininę marihuaną, tai yra gydytojo išrašoma gydymo tikslais. Ir čia yra kalba ne apie suktinę ir ne apie rūkymą. Tai yra gydomieji kanapių ekstraktai, kurių THC viršyje šiai dienai Lietuvoje leistina norma be klausimų. Tam, kad kanapės ekstraktas malšintų vėžio sukeliamą skausmą, CBD su THC turi būti 50-50. Tai be abejo, kad tai yra žymiai daugiau negu 0,3, tarkim. Tai gydomieji ekstraktai arba kad ir gydomoji marihuana, tai tas pats rūkymas gydytojai priskiria rūkyti kanapės, kai kuriems žmonėms, kurie neprieštarauja rūkyti, ir taip jie savo mažina depresiją, nemigą. Tai tada amžiaus cenzas kaip ir, bet kuriuo atveju jis turbūt yra. Rūkyti nepilnamečių greičiausiai gydytojas nepriskirs. O rekreacinė, jeigu jau, kas Lietuvai, manau, yra gana toli dar ir rekreacinės kanapės legalizavimas, bet be abejo, ten amžiaus cenzas turėtų būti kaip ir yra alkoholiui, nikotinui, žymiai kenksmingesniam medžiagom atpalaiduojančiam. Taip. Tai žiūrėkit, dabar jau artėjant prie pabaigos, jūsų nuomonė, kiekvieno, ką reikėtų padaryti, kad pagaliau pas mus būtų suprasta, kad kanapė tai yra vaistas, o ne narkotikas. Ir tiek teisinė prasme, ką reikia daryti, tiek edukacinė prasme visuomeniai. Gal vis dėlto reikia atsikabinti nuo tos Laisvės partijos vėliavos vieną kartą ir bandyti aiškinti žmonėm, taip, dabar reglamentai sakė draudžia aiškinti, ar ne, bet tai yra daugybė kanalų, va jūs esate ekspertė, jūs turit eterį, jūs turit socialinius tinklus, reikia kažkaip bandyti šito ledą pralaužti. Tai nepaisant to, kad reglamentai draudžia, tarkim, aš vis tiek kalbu, aš rizikuoju baudom ir kalbu apie visą tai. Tai gali lygiai taip pat visi be abejo, kad kalbėti, aš taip galvoju. Ar yra kažkokia tai asocijuota struktūra, tarkim, Lietuvoje kanapių augintojų, kurie būtų žymiai didesnė jėga, negu jūs po vieną kalbat? Kiek žinau, anksčiau buvo kanapių asociacija kur kas stipresnė, truputėlį subirėjo. Kasmet buvo organizuojamas 420 prie Seimo, paskutinius metus nebebuvo, būtų labai puiku, manau, atnaujinti jį. Bet vėlgi, taip, visiems reikia jungtis kartu, kas yra kartais sudėtinga. Kanapių verslai yra draugai tarpusavį, bet šiek tiek ir konkuruojantis. Kartais nuomonės nesutampa, kol kas nelabai dalyvauju tame. Bet taip, be abejo, skleisti žinią ir bent jau turėti teisę skleisti tą žinią būtų labai puiku ir nerizikuoti baudom. O kaip teisiškai galima būtų šitą išspręsti problemą? Teisiškai tai visą laiką reikia žiūrėti į Konstituciją. Konstitucijoje parašyta, kad patys svarbiausi Lietuvai klausimai sprendžiami referendumu. Tada iškeliam klausimą, nes jis yra gyvybiškai ir labai didelės svarbos visiems ir kiekvienam, nes turi įtaką įvairiems sluoksniams, įvairiuose, sakykim taip, miestuose. Tai visi įsisprendžiam, ar tas klausimas reiškia, kokia linkme mes einame, nusistatom taisyklės ir tada pagal jas gyvenam. Dabar ir viskas nuo to ir kyla visi įstatymai ir visa kita. Šitų klausimų mes niekada nesprendėm, kodėl aš nežinau. Ir todėl galbūt ir yra ta tema tokia pastovi valkiojama, manipuliuojama įvairiais, tenai pramoniai ten reiškia viena, o žmonių nuomonė taip ir nežinoma. Ir todėl institucijos greičiausiai tiesiog, nebijau to žodžio, tyčiojasi, nes tarkim, jeigu nėra konkrečiai reglamentuota, labai noriu papasakoti šitą situaciją. Pavyzdžiui, kosmetikoje THC nėra vienas iš ingredientų, tiesiog tokio nėra. Bet niekas per daug Europoje apie tai nekalba ir niekas už tai nebaudžia. Tuo tarpu Lietuvoje institucijos naudojasi šitą progą, paima kosmetikos su CBD mėginius, siunčia į labai jautrias laboratorijas į Slovėniją specialiai, ieško tūkstantųjų THC dalių, kas yra juokinga.
ir verčia įmonės išimti tos produktus iš rinkos. Čia turbūt galima kaip pavyzdį šitą jūsų panaudoti tokiam pamastymui, kad mes tikrai gyvenam keistoj valstybėje, kurioje su sveiku protu yra prasilenkiama turbūt ne kiekvieną dieną, o 2 kartus per dieną. Ir baigdamas šitą mūsų pokalbį, aš labai norėčiau jums abiems padėkoti, Natalijai ir Mažvydui. Ir labai aiškiai žiūrovom pasakyti, mes jokių būdų neagituojam už narkotikų legalizavimą. Bet mes turim labai aiškiai suprasti, kad mūsų nuo seno, nuo pagonybės naudota kanapė, tai nėra narkotikas. Ir nesuplakti į vieną krūvą būtent to, kas dabar yra pas mus visur padaryta. Tarp narkotikų, tarp cheminių narkotikų, tarp stiprių narkotikų, tarp intraveninių įdėta mūsų kanapė. Absurdas. Absurdas. Dar truputį gal pridėsiu, jeigu galima, kad dekriminalizuoti, legalizuoti, čia turėtų net nebūti tokio klausimo. Labai svarbu būtų susikoncentruoti ties klausimu, kaip teisingai vartoti kanapę, kad jinai tikrai gydytų, kad tikrai malšintų skausmą, kad nesukeltų paranojos, kad nesukeltų neigiamų jausmų, kad neaštrintų skausmo, kad nesukeltų taip pat ir priklausomybės. Tarp kitko, yra moksliniai tyrimai, kanapė yra gydomas priklausomybės nuo opioidų, nuo alkoholio, nuo cheminių medžiagų. Ir tai yra faktas. Tai vėlgi, mokslas yra labai įdomus kanapės temoje, yra labai platus ir labai naudingas žmogui. Tai ne apie legalizavimo klausimą, bet kaip teisingai šitą mokslą panaudoti mūsų visuomenės naudai. Tai šito gražių desertų mes ir norėtumėm baigti šio vakaro pokalbį, kuris tikimės suteikė jums naujų žinių, davė naudos ir iki naujų susitikimų.